Valikas spaudė. Žiūrėkit, vaikai stovi prie tokio medžio. Mes esame Redwood National Forest. Čia yra, kaip man aiškina Giedrius, kad tai jau yra sekvoja. Aš turiu patikrinti internete. Aš buvau tikra, kad Redwood ir sekvoja yra du skirtingi dalykai. Man reikia pasitikrinti dabar, bet žiūrėkite, kokie didelė. Taip, va, matai, koks tu mažas. Na ir mes eisim taku. Pažiūrė, tų medžių daug. O pažiūrėkit, koks gražus eksponatas čia. Kokie gražus yra sunkvežimiai Amerikoje. Na, vaikučiai, eisim, taip? Štai koksai gražus tuščias kamienas. Taip, jie didžiuliai, milžiniški. O, dabar man net nereikia stipriai pasilenkti, išsilenkti, kad aš nufilmuočiau. Žiūrėk. Taip, išdegta skylė. Įlysi vidų? Koks tu mažylis, Kristoferi? Čia tik gaila, kad tamsoka, bet tokia mediena. Galiu tau pašviesti. Tu man gali pašviesti? Ačiū, Maite. Mes paėmėm žibintą dėl viso pikto, nes vakar, kai trailinom miške, tai gerokai jau sutemo, nes neapskaičiavau aš atstumo. Tai jiem visiškai tamsu. Apskritai, kokie medžiai. Pažiūrėkit, vaiduokliški, kokiam samanom apaugę. Kabančiom. Tylu. Pika. Tai Maite, jis ateis. Pika. Štai kaip gražu. Kokie jie milžinai. Pika. O gali man papasakot? Abinkom papasakot. Štai mastelį noriu parodyti. Kokie žmonės ir kokie medžiai. Milžiniški. Ir šiaip jų labai žievė, graži. Tokia gyslota. Atrodo. Na, kur čia tie du vaikai mano? Į mažą skylutę atrodo tokia maža ta skylutė, kai žiūri palyginus su medžiu. Jo, bet viduje tilpo abu vaikai ir dar ir aš tilpčiau. Labą dieną. Nu, pašvieskit, pažiūrim, ko čia yra. Gal čia kokie vilkolakiai gyvena? Dabar jie išėjo, taip? Bet jų nėra. Čia gražiai paparčiai užaugo ant sekvojas. Dar nebūna. Vaikai rado slimoką ir tikriausiai mes galvojam, kad čia toks, kuris vadinasi, glostai, Kristoferi su pagaliu, banana slug. Bananų slimokas. Jo, panašus, žinok, aš mačiau juos. Aš juos mačiau. Neužgauk, Maite, gerai? Aš mačiau tokius visitor centre ir jie kaip tik taip pat. Pažiūrėk, yra šuomis. Čia yra šuomis skylė. Nu, Kristoferis ekspertas, jisai moka atpažinti. Nu, parodyk. Ai, skylutė, taip. Skylė yra jo nosis. Jisai kvėpuoja per tą skylę. Koks jis ilgas, pažiūrėkit. Jis tikrus panašus į bananą.
Nu, žodžiu, pas mus yra toks namų mokymas. Kristoferis mane primokina apie visokius gyvūnus. Ir jisai yra gan greitas. Nu, pažiūrėkit, koks jis ilgas, va, mano pirštas. Nu, mano pirštai neilgiausia, aišku, bet vis tiek. Na, va. Štai koks jis gražus, išsitiesęs. Kristoferis sako, kad jų yra vieta gyvenimo tarp sekvojų miškuose. Iš tikrųjų panašus labai į bananą. Pažiūrėkit, geltonas ir su rudais taškais. Gražus. Dabar vėl Kristoferis mane homeschoolino. Iškart suprato pavadinimą, kodėl tas medis vadinasi Redwood. Pažiūrėkit, iš tikrųjų visiškai ryškiai oranžinės spalvos jisai viduj. Jo, štai kaip atrodo nupjauta sekla. Gerai, mes šiandien vėl atėjom truputėlį pavaikštinėti, paieškoti Big Tree, didžiojo medžio. Viena iš aukščiausių pasaulyje. Ir pažiūrėkit, koks vaiduokliškas šitas miškas, kaip kabo samanos, daug paparčių. Man toks įspūdis, kad tuoj dinozauras išeis iš už kampo. Labai gražus drėgnas miškas. Va, kaip padarytas praėjimas pro nukritusi milžiną. Nuo ten jis nukritęs, matosi lūžis nuo kalno. Ir dar vienas. Štai mes medžių viduj. Dar viena skylė? Aha. Vaikai paėmė pagaliuką. Maja čia pasakė, kad jai labai reikia. Nešame mūsų pagaliuką. Na ir dabar mes esame prie Big Tree. Šiaip jisai ir kiti atrodo dideli, bet šitas tikrai labai gražus, labai plačios šakos. Va, jisai, va toks, vat. Ir prie informacijos galim arčiau nueiti. Žmonės fotografuojasi. Va, čia matosi, kad jis yra apie 1500 metų senumo. Tai čia 20 žmogaus gyvenimo. Ūgis jo yra 96 metrai. Diametras 6,5. Nu va, pagaliau mes jį radome. Yellow fringe. Beautiful. Jeigu nori, nori su paštuku, dar gali paliesti.